Labadiena, kolegos. Iš tikrųjų grįžtam prie insulto priežasčių ir manau, šiandien pakalbėsiu apie tas priežastis, kurios ne visada įvardinamos ir mūsų pacientų, bet ir mes kaip gydytojai gal ne visada apie jas pagalvojame, ar bent jau, jeigu ir žinom, tai ne visada jas prisimenam. Tai mes visi žinom, kad insulto atveju daugėja su amžiumi, kuo vyresnis amžius, tuo dažniau insultą gali pacientai patirti. Bet visiškai neretenybė, kad ir vaikai, ir jauno amžiaus žmonės taip pat gali sirgti insultais. Ir dažnis netoks jau ir mažas, maždaug 800-100 tūkstančių žmonių per metus įvyksta insultai jauname amžiuje. Ir tai sudaro maždaug apie 10% visų insultų. Ir insultų skaičius jauname amžiuje drastiškai didėja nuo 80-ųjų, nuo 90-mečio. Ir tai siejama su keliom priežastim. Tai pirmiausia, aišku, kad atsirado nauji diagnostikos metodai ir tai, ką mes anksčiau vadindom kitais vardais, galbūt ne insultais, netikėtom kažkokiam kitom situacijom. Tai žinoma, tuo atveju patvirtintų skaičių mes turim didesnį. Aišku, gerėjanti diagnostika turi reikšmės ir be abejo, kaip daug kas mano, kad daugėja klasikinių rizikos veiksnių šitoje amžiaus grupėje, bet aišku ir išorinės priežastys, tokios kaip nelegalių medžiagų vartojimas, taip pat sparčiai auga ir tai prisidėjo greičiausiai prie insulto kiekio didėjimo. Ir iš tikrųjų, kai mes kalbam apie jauną amžių, pirmiausia, mes stengiamės įvertinti visus klasikinius rizikos veiksnius, kurių jaunas žmogus taip pat gali turėti. Be abejo, svarbia reikšmė yra įvairiom įgimtom, genetiniam ligom, retom antriniam patologijom, tokiam kaip vaskulitas, uždegiminės ligos, metabolinės ir taip toliau, genetiniai įvairūs sindromai, kurie dažniau pasireiškia jauname amžiuje. Bet mes turime ir visi labai gerai žinome apie amžiui specifinius rizikos faktorius. Ir tai dažniausiai, apie ką pagalvom, tai yra migrena, tai yra nėštumo ir pogimdyvinis laikotarpis su prokoaguliacinė būklė. Tai aišku, kontraceptikai, kadangi dažniausiai jauno amžiaus moteris vartoja įvairios koagulopatijos. Ir aišku, ko mažiausiai tikimės, tai yra nelegalių psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Bet tai yra labai aktualus ir vis dėlto netoks reta insulto priežastis. Tai būtent apie ją šiandien norėčiau ir pakalbėti. Šią temą inspiravo šiek tiek mano asmeninė patirtis, kai teko prieš 2 mėnesius konsultuoti pacientą 27 metų amžiaus, kuris atvežtas į mūsų skubios pagalbos skyrių dėl to, kad iššoko iš 5. aukšto, buvo psichomotoriškai sujaudintas, nepaisant sunkios politraumos, dubens, plaučių. Pacientas buvo sąmoningas, sujaudintas, be galvos traumos požymių, intubuotas dėl kvėpavimo nepakankamumo. Ir ekstubavus po 10 dienų, jam įsivystė kairioji hemiparezė. Ir čia buvo klausimas, iš tikrųjų, kas jam atsitiko. Žinom, testo mes nebuvom atlikę ligoniniai. Neaišku, kas medžiagas vartoja ir iš tikrųjų magneto 3 kompiuterinės tomografijos nerodė nei kaukolės pažeidimų, nei kažkokių išorinių traumos požymių, nei vidinių traumos požymių. Ir pacientui atlikus magneto rezonansą matėm visiškai nespecifinius, nedidelius DVI šviečiančius pakitimus, kurių taip pat radiologai net negalėjo įvardinti, kas tai yra. Ar tai yra difuzinis aksonalinis pažeidimas, nedidelį kontuzijos, ar tai galbūt išemija. Tai man kilo klausimas iš tikrųjų, su kokia medžiaga mes dažniausiai, jeigu turim žmogų vartojantį narkotikus, kokios medžiagos dažniausiai galėtų sukelti ir kaip tas atrodyti. Kalbant apie psichoaktyvias medžiagas, čia matot visą paletę jų, tai jeigu išvardinsit bent 5, tai turbūt jums virš 50, jeigu išvardinsit 10, turbūt jums iki 30. Galim tokį testą padaryti. Iš tikrųjų, medžiagos vartojamos yra labai senai, nuo tiek ritualiniuose procesuose, gydomaisiais tikslais, o pastaruoju metu tiesiog mes sutinkam dažniausiai vartojam rekreaciniais tikslais. Žmonės jaučia įtampą, turi kažkuo atsipalaiduoti, kiek aš žinau, iš asmeninės komunikacijos, tai šių dienų jaunimas, bent jau Lietuvoje, mažiau geria alkoholį, bet daugiau atsipalaiduoja kitais būdais. Ir čia jūs matote visą eilę, bent 17 klasikinių psichoaktyvių medžiagų, kurios veikia mūsų elgesį, pažinimą, suvokimą. Ir be abejo didžiulė problema, tai yra naujosios psichoaktyvios medžiagos, kurių negalim nustatyti testais, jos yra sintetinės. Jos yra labai pigios, jos formulės, jeigu aptinka vieną, sintezuoja kitą ir
ne kartą girdėjom iš mano kolegos docento Badaro pranešimų apie šią didelę problemą. Tai katinonai, sintetiniai katinonai. Ir kiek pasidomėjau, bent jau nėra statistinių duomenų, pavieniai atvejai, kad jie galėtų per antrinius kelius, per kardiovaskulinės sistemos poveikį sukelti cerebrovaskulinius įvykius, bet tai yra reti ir pavieniai atvejai. Epidemiologinių duomenų mes apie jų vartojimą naujųjų pamų iš vis neturim, kadangi jos labai sunku apitikti ir faktiškai nenustatomi įprastinių testų metu. Taigi, psichoaktyvių medžiagų vartojimas iš tikrųjų visuomeniai auga. Ir 2018 metais, čia mes galvojame amerikiečiai, tai jie labai išsamei ištyrė savo populiaciją, apie 19% tirtos populiacijos, kurie yra virš 12 metų, buvo pavartoję psichoaktyvias medžiagas. Ir 22 metais publikuoto tyrimo metu jie retrospektyviai išnagrinėjo, kaip paplitęs narkotinių medžiagų vartojimas tarp insulto, jauno amžiaus insulto asmenų ir dinamiką pasižiūrėjo, tai pasirodo, kad nuo 93 metų tarp jaunų asmenų PAM teigiami testai nuo 4,4% išaugo iki 30%. Tai augimas drastiškas ne tik tarp visuomenės, bet žinoma ir tarp tų pacientų, kurie pakliūna pas mus dėl ūminio insulto. Na, čia jeigu galvojam, kad vartojimas iš tiesų retas ir tam tikrose socialinėse grupėse, tai čia jūs galite matyti praeitų metų narkotikų kontrolės Europos publikaciją tokia, kur sakoma, kad šiais laikais praktiškai vartojimą galim sutikti bet kokiai grupiai, vartojama yra bet kas ir tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai mes kaip gydytojai praktiškai kiekvienoje situacijoje turime apie tai pagalvoti, nes tikrai galim susidurti būtent su šio medžiagom. Tai iš tikrųjų, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas tai yra viena dažnesnių predisponuojančių būklių insultui, tai žinom senai ir nustatyta, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas pacientam 6,5 karto padidina insulto riziką negu jom nevartojančių asmenų ir vartojimas, kaip ir paminėtas, drastiškai auga. Tai iš tikrųjų, tai mano ir tokie klausimai. Man pačiai buvo įdomu, būtent kada dažniausiai, kada mes galime įtarti, jeigu mes turim testą ar mes turim kažkokius tai kitus duomenis, kada su kokia narkotinė medžiaga dažniausiai ir bus susiję mūsų insultas, koks vis dėlto yra patogeninis mechanizmas ir kaip jis turėtų atrodyti iš tikrųjų, ar tai smulkių kraujagyslių problema, ar tai kažkokios kitos problemos. Taigi, pagrindinės medžiagos, kurios susijęs su insultu, nelegaliai vartojamos, tai yra amfetaminai, yra kokainas, opiatas, kanabinoidai įvairūs. Taip. Ir čia dar priskyriau vieną medžiagą, apie kurią, žinai, nepriskiriama yra psichoaktyviom medžiagom, tačiau vienas iš tokių svarbių insulto rizikos veiksnių, kuris plačiai nelegaliai vartojamas, tai yra anaboliniai steroidai. Kaipgi, kokiu būdu dažniausiai kur susiduriam su tokiam problemom, kai vartojam žmonės narkotikus ir kokie patogenetiniai dažniausiai keliai, tai pirmiausia, kad pati narkotinė medžiaga dažniausiai veikia tiesiogiai kraujagyslę, sukelia nekrotizuojantį vaskulitą. Labai dažnai dėl poveikio simpatinį nervų sistemą būna išreikštas angiospazmas, tai šios medžiagos sukelia ūmią hipertenziją, gali veikti per širdies sistemą, dažnai aritmijos ir septinis embolizmas. Na ir aišku, trečias kelias labai svarbu tai, kad jie skatina protrombotinės būklės, veikia tiek trombocitus, tiek koagulacinę sistemą. Ir be abejo gali būti priežastimi tiek išeminių insultų, tiek ir hemoraginių insultų, pakraujavimų intracerebraliai ar subarachnoidinių. Ir be abejo skirtingų psichoaktyvi medžiaga turi šiek tiek skirtingus savo patogenetinius mechanizmus ir įtaką tiek intracerebriniai, tiek hemoragiai, tiek išeminiam insultui. Pradėkim nuo dažniausiai turbūt sutinkamos grupės, tai yra amfetaminai ir amfetamino derivatai, tokį trumpą gal prabėgsim per visas grupės. Tai tradiciškai tai yra sintetiniai simptomimetikai, kurie sukelia didelį katecholamino kiekių išsiskyrimą, jie vartojami labai seniai, žinomi nuo Antro pasaulinio karo, kaip ir visi dalykai, jie turėjo kaip ir tokią, buvo manyta, kad gerą naudą, sukurti specialiai tam, kad
ir vartoti Antro pasaulinio karo metu kareivių, kad padidintų jų ištvermę, nuovargį sumažintų. Tai padeda dėmesio koncentracijai. Be abejo, turi ir svorio mažinimo efektą, kai kurie legaliai vartojami svorio mažinantis vaistai taip pat turi savo sudėtyje amfetamino, apie ką mes kartais net nežinom ir kas nėra deklaruojama. Jie taip pat iš pašalinių reiškinių, dėl ko ir naudojami rekreacijai, tai sukelia ir euforiją. Na ir čia skiriami klasikiniai amfetaminai ir amfetamino derivatai, tai tas ekstazi, kurį mes žinom iš spaudos bent jau. Ir be abejo, tai gali būti visai vartojami, absorbuojami, rūkomi, kramtomi, injekuojami, visais būdais gali patekti į organizmą. Taigi, kokią patologiją dažniausiai sukelia, tai aišku, kadangi tai yra stiprus simptomimetikai, tai dažniausiai tai sukelia hemoraginius insultus per keletą grandžių, tai ūminė hipertenzija, dėl toksinio poveikio kraujagyslės ir uždegimo sukelia aneurizmo formavimas, jis aneurizmos plyšimą provokuoja ir hemoraginiai insultai yra dažnesni net negu vartojant kokainą. Tačiau amfetaminai taip pat gali sukelti ir išeminį insultą, taip pat per keletą mechanizmų. Manoma, kad jie sukelia pakankamai išreikštą angiospazmą, sukelia toksinį poveikį į kraujagyslės, sukelia nekrozuojantį vaskulitą, yra atprašytų netgi atvejų, kad pacientui pavartojus jaunai mergina, kuri vartoja amfetaminus prieš 3 mėnesius, po 3 mėnesių, be jokių kitų priežasčių, buvo išsivystė išeminis insultas ir buvo nustatyta, kad jinai turi nekrozuojantį vaskulitą. Šiaip nebūtinai iškart po vartojimo gali įvykti insultai, dažniausiai tai būna po 24 valandų dieną prieš vartojant, kadangi pats amfetaminas turi ilgą skilimo pusperiodį, tai tikrai gali vykti labai ilgai. Kokia pagrindinė patogenezė? Tai aišku, kad insulto rizika labai didina ir dažniausiai sukelia hemoraginius insultus, kurie yra 2 kartus didesnė nei vartojant kokaino. Ir kaip atrodytų tais insultas? Tai dažniausiai intracerebrinės dažniau negu subarachnoidinės kraujosruvos, išeminiai insultai tai dažniausiai yra teritoriniai. Angiografiškai mes galim nustatyti lokalias miego arterijos stenozes ir tikrai tokiu atveju žinau, kai turim tiesiog idiopatinę stenozę, kuri atrodytų įgimta, bet niekas testo nepadaro, nes tai jauno amžiaus žmogus ir atrodo visai padoriai. Ir aišku, būdingai taip pat segmentiniai stambių arterijų netolygumai, iš esmės stambių arterijų patologija ir išeminiai teritoriniai insultai. Kokainas irgi vienas labai gerai žinomų mūsų preparatų, natūralus, ekstrahuojamas iš kokainmedžio, kuris taip pat naudotas labai senai kokos lapai, mažinti alkį ir sukelti energijos antplūdį, tačiau kadangi sukelia euforiją, taip pat naudojamas ne pagal paskirtį. Ir nuo 2007 tai buvo vienas labiausiai paplitusių psichoaktyvių medžiagų. Jų yra 2 cheminės formulės, priminsiu. Vienas yra uostomas, tai kokaino hidrochloridas ir taip vadinamas krekas, yra lipofilinis sintezuotas preparatas, kuris dažniausiai yra rūkomas. Ką daro kokainas? Jis pirmiausia blokuoja noradrenalino reabsorpciją, stimuliuoja norepinefrino išsiskyrimą, todėl abu poveikiai sinergistiškai padidina norepinefrino kiekį neuronuose, didina kitų neuromediatorių dopaminus, veikia anestezuojančius, tirpus riebaluose gerai praeina hematoencefalinį barjerą. Ir stimuliuodamas CNS sukelia poveikį, dėl ko yra vartojamas, tačiau neurologijai mes susidursim su kitų veikimu. Pirmiausia, kokainas sukelia labai intensyvų angiospazmą, gali būti disekacijų priežastis arterijų, sukelia toksinį poveikį kraujagyslėm, nekrotizuojantį vaskulitą, veikia kaip sukelia intensyvę trombocitų hiperagregaciją, veikia per širdies sistemą, gali išprovokuoti aritmijas ir gali sukelti išeminį insultą. Taip pat prisideda prie stambių kraujagyslių aterosklerozės vystymosi ir tikrai galim turėti ilgai vartojant tiesiog išreikštą aterosklerozę tiek vidinių miego arterijų, tiek intrakraninių arterijų be kitų rizikos faktorių. Dažniau būna kraujavimai lygiai dėl tos pačios priežasties, kadangi tai yra simptomimetikas, mes turim dažnai ūmią hipertenziją, aneurizmos formavimasis, plyšimą ir kraujavimą. Be to, kokaino vartojimas gali būti susijęs su miokardo infarktu, kitom kardiovaskuliniam ligom ir dažnai koegzistuoja kartu su kitais tradiciniais insulto veiksniais.
Dažniausiai sutiksime su tokia problema per pirmas valandas didesnė rizika ir jeigu manoma, kad hemoragija dažnai susijusi su ūminiu vartojimu, išemija, kur yra šiek tiek retesnė kokaino atveju, dažniausiai būna su buvusiu ilgalaikiu vartojimu. Na, kanapės ir sintetiniai kanabinoidai, kas iš tikrųjų šiek tiek nustebino, tai yra pripažintas insulto rizikos veiksniu. Natūralus preparatas ir dauguma šalių jis yra dekriminalizuojamas ir legalizuojamas jo vartojimas. Paprastai jis, kaip ir žinoma, psichoaktyvi medžiaga yra tetrahidrokanabinolis, mes apie jį šiandien ir kalbėsim ir nuo jo kiekio priklauso, kiek yra medžiaga psichoaktyvi. Manoma, kad hašiše vienam iš kanapių produktų yra jo daugiau negu marihuanai, rūkomai žaliai. Bet kita yra problema, kad yra rinkoje nemažai sintetinių kanabinoidų, tai yra cheminės struktūros medžiagos, kurios nieko bendro neturi su natūralia medžiaga, tiesiog labai panašios struktūros ir veikia lygiai taip pat kaip kanapės, tik šiek tiek stipriau ir paaiškinsiu, kodėl. Naudojimas smarkiai auga, kadangi tai yra pigus preparatas ir, kaip jaunimas sako, Lietuvoje nenusipirksi gero produkto, gali būti viskas sintetika. Ir kita problema, kad yra sunkiai aptinkami įprastiniais diagnostiniais metodais, nerodo testai jų vartojimą. Na, kaip veikia kanabinoidai ilgą laiką buvo diskutuojama, bet 90 metais buvo atrasti kanabinoidiniai receptoriai centrinės nervų sistemos, imuninės sistemos ląsteliuose. Ir pagrindinis poveikis veikiant šituos receptorius yra atsipalaidavimas, euforija, padidėjimas, pasitikėjimas savim. Ir aišku, pašalinis poveikis, tai yra kardiovaskulinės, periferinės kraujotakos sutrikimai, įvairios cerebrovaskulinės neurologinės komplikacijos. Ir tyrimai kontroversiški, bet vis dėlto dauguma tyrimų duomenim kanapių vartojimas yra nepriklausomas išeminio insulto rizikos veiksnys. Na, o pagrindinė problema, su ko susiduriam, tai yra tam tikri mechanizmai, tai yra multifokalinės intrakranininės stenozės, tai yra grįžtamasis cerebrinės vazokonstrikcijos sindromas ir, aišku, kartu koegzistuojantis rizikos veiksniai. Kaip veikia kanapės į cerebrovaskulinę sistemą, tai pirmiausia, jos sutrikdo vazoreaktyvumą, sutrikdo intracerebrinę kraujotaką, galbūt dėl to daugiau išeminių insultų pasireiškia užpakalinėme baseine, o tą sąlygoje yra, aišku, aukštas kraujospūdis, ūmi hipertenzija. Galbūt dėl to mūsų smegenų kraujotaka nesusitvarko su padidėjusiu kraujospūdžiu ir gali įvykti intracerebrinės hemoragijos, kurios dažniausiai yra bazalinių ganglių srity šitą atveju. Na ir kanapių poveikis yra trejopas. Tai pirmiausia, kad jos sukelia vazokonstrikciją. Antras dalykas, jos smarkiai veikia trombocitus, kadangi kanabinoidiniai receptoriai yra ant trombocitų paviršiaus ir endogeniniai, kuriuos mes turime endogeniniai kanabinoidai, taip pat juos veikia, o išorinių kanabinoidų poveikis šitos receptorius paveikia labai stipriai ir tai sąlygoja intensyvią trombocitų hiperagregaciją. Kitas dalykas, kad kanapės skatina intravaskulinį uždegimą, tai taip pat prisideda prie koaguliacinės būklės vystymosi. Taigi išeminiai insultai šituo atveju daug dažnesni negu hemoraginiai insultai. Ir sintetiniai kanabinoidai, tai žinoma, statistikos nėra apie jų vartojimą jokios, tai labai sunku tą vertinti dėl apsunkintos diagnostikos, aprašomų atvejų daugėja, jie smarkiau veikia protrombotiškai, dažniau komplikuojasi insultų, kadangi pilnai blokuoja kanabinoidinius receptorius, o tarpu natūralios kanapijos iš dalies blokuoja kanabinoidinius receptorius, dėl to tas poveikis nėra toks išreikštas. Kliniškai tai BSA teritoriniai insultai ir intrakraninių arterijų okliuzijos, dažniausiai multifokalinės stenozės. Na, opiatai irgi geras dalykas. Heroinas sintezuotas 1929 metais, jo paskirtis buvo gydyti alkoholinę abstinenciją, bet jie daugumą gerų dalykų virsta labai blogais. Ir, na, mums geriausiai žinomi turbūt opiatai kaip intraveniniai narkotikai. Na, tiesioginis jų poveikis vazomotoriniam centram yra susijęs su tuo, kad sustiprina parasimpatinį, mažina simpatinį aktyvumą priešingai negu prieš tai buvusios medžiagos ir sukelia didžiulius histamino kiekius išsiskyrimą iš putliųjų ląstelių. Dėl to pagrindinis efektas yra širdies sistemai,
ypatingai sukelia bradikardiją, stimuliuoja širdies automatizmą, gali skatinti ektopinį prieširdžių virpėjimą, skilvelinės aritmijos. Ir be abejo, dažniausiai susiduriam su intraveninio būtent būdų vartojimo, gali sąlygoti tiek gilių venų trombozės, tiek infekcinės komplikacijas. Ir jeigu mes turim reikalą su opiatų vartojimu, tai ko mes dažniausiai tikimės, tai kad insultai bus emboliniai, tai dažniausiai dėl infekcijos, infekcinio endokardito turėtumėm ieškoti, arba įvairių aritmijų, kardioembolizmo. Na, jeigu kraujavimas, tai taip pat dažniausiai susijęs su infekcija ir tai dažniausiai sąlygotas piogėdinio arterito ir miokotinės aneurizmo plyšimo. Na ir pabaigai truputėlį apie anabolinius androgeninius steroidus. Tai iš tikrųjų steroidai yra endogeniniai ir egzogeniniai, sintetiniai, kuriuos vartojama mediciniais tikslais. Anaboliniai steroidai veikia androgeninius receptorius, ne tik tai muskulinizacijos simptomus paryškina, bet taip pat didina raumenų masę ir valingą jėgą. Ir dėja, jie naudojami ne tik medicinoje, bet ir tam tikrais kitais tikslais. Tai profesionalūs atletai, kultūristai, visuomeniai kūno formavimo tikslais naudojama. Ir visai šiaip apskaičiuota, kad netoks mažas procentas, šiai Anglijos tyrimas, kad 6,4% visų vyrų yra vartoja anabolinius steroidus. Ir visai nesenai skaičiau tokią publikaciją, 23 metų buvo tyriami papildai skirti raumenų masiai didinti ir iš 23 papildų atlikus fotochrominį tyrimą 12 buvo nustatyta, kad jos sudėtyje turi anabolinių steroidų, kurie nebuvo oficialiai deklaruojami. Tai realiai tie papildai, čia įdėjau reklamą iš Amazon, kurių gali nusipirkti laisvai prieinamai rinkoje, dalis jų tiesiog mes nežinom, ką vartoja pacientai. Ir tokį pacientą aš asmeniškai turėjau, policininką, kuris buvo kultūrizmo centro dažnas lankytojas, tikrai gražus atletas, bet dėja neišsidavė, kad vartoja anabolinius steroidus, bet papildus tikrai vartoja. Koks jų pagrindinis veikimo mechanizmas ir kur čia tas insultas paslėptas, tai aišku, pirmiausia, kad anaboliniai steroidai turi aterogeninį poveikį, keičia lipidų profilį, anabolinis poveikis sukelia hipertrofinę kardiomiopatiją, sukelia protrombotinę būklę, kadangi didina homocisteino kiekį, veikia trombocitus ir stimuliuoja eritropoezę. Ir pagrindiniai patofiziologiniai insulto mechanizmai šituo atveju tai būtų tai, kad yra ryški trombocitų hiperagregacija, progresuoja aterosklerotiniai procesai ir aišku, dėl širdies patologijos galimas kardioembolinis ir tromboembolinis kelias. Ir labai pabaigai, jeigu mes galvojame, kad narkotikai tai ne mūsų problema, turbūt mes klystame, nes čia yra oficialūs duomenys iš insultų iš psichoaktyvių medžiagų kontrolės puslapio. Lietuvoje 21 metais buvo vykdytas psichoaktyvių medžiagų vartojimo bendroje populiacijoje tyrimas ir ką jis parodė, kad tarp 15 ir 34 metų 23% visų apklaustųjų buvo bent vieną kartą gyvenime vartoję, o 10% beveik vartojo vieną kartą per mėnesį šitas medžiagas. Tai jeigu tai yra 21 metais, tai jauniausias 15 metais, dabar turim, jau jie visi yra 18 mečiai. Tai faktiškai šita grupė asmenų, jie jau yra kažkur tarp mūsų pacientų. Taip, ir jeigu mes galvojam, kokios medžiagos dažniausiai Lietuvoje, kad kokainas mums neprieinamas, kad amfetaminas neprieinamas, čia taip pat yra iš to paties puslapio yra nuotekų mėginiai, nes bandoma ne tik apklausom, netestuojama visuomenė plačiai, bet daromi tyrimai iš nuotekų vandenų ir žiūrime, kiek tų liekamųjų medžiagų yra patekusių per šlapimą, per kitus dalykus. Ir matom drastišką augimą tiek visose didžiuosiuose Vilniaus miestuose, tiek amfetamino, tiek ir kokaino, tiek ir kitų cheminių preparatų. Taigi, mano įžvalgos ir trumpa atmintinė, tai psichoaktyvios medžiagos tai yra didėjanti problema jaunų asmenų amžiuje. Tai aišku, kad dauguma jų susidurs su pripratimu ir jie atkeliaus iki suaugusio amžiaus. Ir insultas tai yra pakankamai dažna psichoaktyvių medžiagų vartojimo komplikacija ir dažnai tarp jauno amžiaus insultų pacientų. Ir tos pagrindinės klasės, kurios dažniausiai susijusios su insultu, yra amfetaminai, kokainas, kanapės ir opiatai.
Jie pasižymi skirtingų poveikių, tačiau gali būti tiek ir išeminio, tiek ir insulto priežastim. Mechanizmai, per kuriuos sukelia ir ką mes galime matyti, tai yra stambių kraujagyslių patologija, okliuzijos, angiospazmas ir disekacijos, be abejo, aritmija ir kardioembolijos. Dažnai koegzistuoja su klasikiniais insulto rizikos veiksniais ir rutininis jauno amžiaus žmonių testavimas mums padėtų tikslesnėje etologijai ir be abejo geresniam supratimui apie pačio insulto patogenezę. Deja, rutininis testavimas nėra visose šalyse taikomas ir paskutinios publikacijos Cincinnati metu 22 metais maždaug jie testuoja apie 34% pasirinktinai asmenų, bet vis dėlto esmė tokia, kad net jeigu mes turim, pavyzdžiui, pacientą su disekacija, kurios nelabai aiškiai etiopatogenezė, nėra traumos, nėra nieko, vis tiek būtų verta ir testuoti tokį žmogų dėl retesnios patologijos. Ne visada klasikiniai rizikos veiksniai mums gali pasakyti, kad būtent dėl jų įvyko insultas. Ir mums kaip insulto specialistam visada reikėtų pagalvoti ir apie kitų medžiagų vartojimą. Vienas iš tokių yra anaboliniai androgeniniai steroidai, kurie gali būti ne tik tai vartojami kaip nelegalus receptiniai preparatai, bet taip pat sudėtyje ir įvairių maisto papildų. Tai ačiū labai uždėmesį ir būkim budrus. Ačiū daktarė Ingai. Prašom klausimų, nors laikas mus ir spaudžia, bet truputį sutaupysim laiko diskusijų metu, kurios bus paskutinės sesijos metu. Prašau, jeigu turi klausimų. Prašoma. Aš atsiprašau, papajau. Du klausimai. Ačiū už pristatymą. Kam gal yra duomenų, kas turi didesnę riziką patirti insultą? Ar tie, kurie epizodiškai pavartojo kanabinoidų, ar tie, kurie vartoja pastoviai su stažu? Tokių duomenų nėra. Epidemiologinių iš tikrųjų čia diskutuojama nuo kokios dozės ir nuo kokio laiko vartojimo trukmės. Tai jau ta rizika pradeda didėti. Nėra tokių duomenų, bet iš pavienių klinikinių atvejų tai gali būti ir ilgalaikis vartojimas, tai gali būti ir vienkartinis vartojimas, labai dar priklauso aišku ir nuo dozės. Ir labai didžiulė problema, kad dažnai vartojamas tiek kanabinoidai, tiek sintetiniai kanabinoidai kartu. Tai vat gali būti, kad kombinacija yra dar rizikingesnė, kadangi, kaip ir minėjau, sintetiniai kanabinoidai dar labiau sustiprina poveikį į kanabinoidinius receptorius ir būtent tą toksinį poveikį į angiospazmą, į protrombotinę, į trombocitų agregaciją sukelia negrįžtamą. Tai bet duomenų tokių nėra. Prašau, sekantis klausimas. Tikrai, ačiū už pranešimą, labai įdomus, gal rečiau pasitaiko mūsų praktikoje arba rečiau pagalvojom, bet tikrai pasitaiko. Ir aš gal daugiau iš tokios kaip, norėčiau iš klinikinės patirties paklausti jūsų, kokia yra jūsų praktika ir nuomonė apie antrinį insulto profilaktiką tokiems pacientams? Klausimas sudėtingas, ieškojau atsakymą, nes ir man kilo mintis, bet manyčiau, kad šituo atveju reikėtų pirmiausia neapsiriboti, kad pacientas vien tik tai vartoja narkotikus, reikėtų skriningą padaryti visų kartu esančių rizikos faktorių, nes dažnai jie kombinuojasi, tai iš esmės reikėtų skirti antrinę profilaktiką kaip po įprastinio insulto. Teko, pavyzdžiui, skaityti tokį straipsnį, tai yra publikacija, pacientas vartojantis kanabinoidus, bet jam taip pat buvo nustatyta ir PFO. Tai vat mintis buvo tokia, kad galbūt kanapių ilgalaikis vartojimas sąlygoja protrombotinę būklę, kuri pasireiškia trombozė ir tada išiškino PFO ir pacientas gavo embolinį insultą. Ta prasme, reikėtų neapsiriboti, kad tai yra vienintelė priežastis, kurią nutraukus pacientai nepatirs daugiau insultų. Aš manau, kad reikėtų žiūrėti plačiau ir iš esmės dažnai tai yra kombinacija, tarkim, prie to paties kokaino vartojimo manoma, kad labai sąlygota kokaino poveikis, kodėl įvyksta insultas, sąlygoja ir gretutinė patologija, tarkim, tie pacientai dažniau serga ir hepatitų, kaip ir virusinis markeris, kuris taip pat veikia virusas lėtinis, veikia kraujagyslių sienelės endotelį ir sukelia ir palaiko ilgalaikį uždegimą. Ta prasme, daugumą atveju tai nėra vienintelis rizikos faktorius, bet kombinacijų kartu gali sukelti insultą. Ačiū. Prašom. Klausimas, jeigu turim jauno amžiaus pacientą su mojamojo liga,
Tai suprantu, kad galim pagalvoti ir apie psichotropinių medžiagų, daugybinės stenozės. Na, čia diskusinis klausimas, reikėtų konkretaus atvejo. Galbūt tai antrinė mojamoji. Dar turbūt galima būtų paraginti visus, kai turime jauno amžiaus pacientą su insultu, ypač neaiškios kilmės, neturinti aiškių tradicinių rizikos veiksnių, visgi narkotinių medžiagų skryningas šlapime, pas mus yra faktiškai kaip rutina, tyriant jauno amžiaus žmonių insultus. Tai aišku, ten visų nenustatysime jau naujųjų psichoaktyvių medžiagų, bet bent jau tas amfetaminai, kokainas, kur dažniausiai sukelia, ten įeina tame panelėje, kiek žinau. Taip, ir dažnai mes, kaip ir mūsų atveju, dabar retrospektyviai galvojant, tikrai turėjom atveju, kai pacientai atvyksta su darbingo amžiaus, labai aktyvūs, labai daug dirbantis, bet atvyksta su disekacija vertebrobazilinio baseino, kurios etiologija nėra labai aiški. Ar tai trauminė, ar tai netrauminė, akivaizdžios traumos nebuvo, chiropraktikos nebuvo. Tai kartais mes taip pagalvom, kad čia gal ir yra ta priežastis, bet kas sukėlė tą disekaciją, čia būtų irgi atsakymas. Ir aš manau, žiūrint iš tą skaidruolę, tai ko gero mes tikrai turėtumėm daugiau tų testų atlikti, kadangi ypatingai žmonėm, pasižiūrėkim, kas dažniausiai vartoja, tai iki 35 metų, galbūt jau virš 40 jau, nebent neaiškiais atvejais, bet faktiškai šitos visus pacientus, ko gero, reikėtų testuoti, tai mes turėtumėm epidemiologinius duomenis ir galėtumėm kažkokį apibendrinimą padaryti, nes dabar selektyvus testavimas, kai man atrodo, kad pacientas vartoja, tai irgi jisai informacijos nesuteikia.